dar turim pačią branduolinę saugą, be abejonės. Sauga yra pirmas prioritetas ir, kaip pasakyta, technologijos 3 generacija 3 arba 3+. Šiaip tai taip ir šitos kompanijos yra, tiek Hitachi, tiek Westinghouse'as turi pačius naujausius reaktorius. Technologijos pačios ir 3 ir 3+ klasės generacijos kartos yra tos su daugeliu pasyvių elementų ir iš esmės, jeigu žiūrėsim taip, palyginti Fukushimos reaktorių su dabartinės reaktoriais, aš nežinau, ką reiktų lyginti. Mūsų osilografo kažkurį tai su dabartiniu kompiuteriniu kažkokio osilografu, kad ten atrodo pats viską matuoja. Reiškia, na, įsivaizduokit, kaip yra technologijos pakitusios. Reaktorius kaip po toks pats, turiu menį, kai buvo spiralę puodui kaitinti, dėja taip ir liko. Čia nėra taip, kad iš branduolinės reakcijos, taip sakant, elektra eina dėl to, kad branduolys kyla, bet aplink tą puodą visos saugos sistemos, kad tas puodas neįsilietų, kad jo nepažeistum iš išorės, aš turiu menį tas apvalkalinius gaubtus, surinkimo visas dujų, būtent tas, kas gyvsidabris, tai atsiprašau, vandenilis sprogo ir taip toliau, yra nepalyginamai geresnės technologijos padarytos ir tokių daiktų naujose reaktoriuose yra iš tikrųjų sunku įsivaizduoti, bet kaip sako, niekada negali sakyti, kad jau viską padarė, dėl to, kad nėra aparato, kuris nekeltų pavojus. Tai kaip fizikai jūs visi puikiai suprantate tą daiktą ir man to vietoj yra pakankamai lengvai aiškinti, dėl to, kad žinau, kad gali nutrenkti ir tada, kai tu visko įsitikinęs esi, kad tikrai įtampos tame gale laivo nėra, žinai, būna, kad trenkia. Nežinai, kas ten atsitiko. Žmogiškasis faktorius be abejo yra labai didelis. Man pačiam teko kolegas turėti, kurių pavaldiniai nukentėjo nuo sumaišyto radioaktyvių medžiagų, reiškia, netinkamos dozės pasirinkimo. Perdozavo 100 kartų. Ir patys nežinodami to padarė, nors skaitė instrukcijas įstojo. Sakant, ir 3 žmonės buvo apšvitinti labai stipriai ir nemirė ten vietoje, nes tai yra, kaip sakyti, objekte, branduoliniam objekte nukentėti nuo radiacijos ir žūti, tai yra labai didelis jau, taip sakant, blogas daiktas. Jeigu žmogus miršta ligoninėje, tai čia jau taip yra, taip sakant, ne avarijos metu žuvo, o ligoninėje. Tai, ne, čia yra, taip sakant, teisiniai dalykai tokie ir visas avarijas ir panašus įvykiai registruojami panašiai tokiu būdu pagal saugos skales ir pats gali įsivaizduoti, kad dabar po Fukushimos ypatingai šitie reikalavimai bus labai labai griežti ir tatenai, beje, kaip energetikos, branduolinės energetikos propaguotojai, yra labai sunkus laikas. Kaip žinote, Tatenos generalinis direktorius yra Japonas, irgi toks kažkoks sutapimas yra, taip kad aš manau bus labai daug padaryta. Jie patys, turiu menį energetikai, tos ypatingai elektrinės žmonės, TEPCO kaip operatorius, jie jaučiasi asmeniškai kalti už tai, kad žemė taip drebėjo. Iš tikrųjų yra, taip jautru iš tikrųjų, bet aš labai tikiu, kad iki naujų metų sutvarkys kiek įmanoma, dabar dėl radiacijos pačios toj zonai ir visa kita, jisai slūksta. Aš manau, kad jie labai daug išplaus visko, turiuomenį nuvalys ir dezaktyvuos. Tos zonas, ten buvo imtasi labai griežtų priemonių, ta 30 km spindulių iš tiesų, ta zona per daug plati. Be YouTube yra įvairių medžiagų medžiagos nufilmuotas, kur važiuoja tiesiog su mašinos su dozimetrais tikrina iki pat Fukushimas, neužilgo po poros savaičių, galite pasižiūrėti, kada laiko turi visokių. Skelbimas, kaip buvo sakyta, ar čia buvo skelbta normaliai, panašiai, jie skelbė lygiai tiek, kiek buvo reikalaujama pagal prieš tai buvusius reguliacinius, reiškia, duomenų teikimo principus. Jie nesakė ne vieno žodžio daugiau, kad pasimetė buvo tai faktas, be abejo, čia visiems buvo šokas didelis, pasisvaizduoti. Bet yra gaila, be abejo, kaip specialistams sakau, kada gavosi taip, kad Fukushimos atominės elektrinės bėda vos netapo to žemės drebėjimo priežastimi iš esmės. Turiu omeny, pasekmės su priežastimi yra sumaišytas labai aiškiai ir
žmonėm gąsdinti yra labai geras metodas visumoje, bet iš tiesų aš manau, turim būti objektyvus, nes ir tie skaičiai, kokia pramonė žūsta žmonių energetika, kaip sakant, kilovatvalandės gaminant irgi faktai yra aiškus.